Daugumai žmonių neretai pritrūksta laiko kapų priežiūrai, todėl jie vis dažniau renkasi įvairius sutvarkymo būdus, kad kapavietės atrodytų tvarkingai, gražiai ir nebūtų reikalinga dažna priežiūra. Taip tinkamai įamžinamas brangaus žmogaus atminimas. Baltas arba juodas marmuras bei granitas yra naudojamas antkapių ir paminklų gamybai. Monumentinis antkapis pagamintas iš tokio akmens atrodo didingai ir gražiai, skatina kaskart pamastyti apie žmogų palikusį šį pasaulį. Uždaroji akcinė bendrovė Akmenta individualaus dizaino akmens gaminiai kapinėse išsiskiria iš aplinkinių kapaviečių. Gaminiai nėra itin brangus, nes turimas nuosavas gamybos cechas ir jame veikianti nauja įranga leidžia derinti gaminių kainas atsižvelgiant į kliento poreikius ir galimybes. Uždaroji akcinė bendrovė Akmenta įsikūrus Kelmės rajone Pašiaušėje. Meistrų atliktus darbus galima pamatyti daugelį Lietuvos kapinių. Jeigu nusprendėte atnaujinti artimo žmogaus kapavietę, jūs nedelsdami galite skambinti telefonu į mūsų biurą ir susitarti dėl tinkamo susitikimo laiko. Meistras visada atvyksta į vietą išmatuoti kapą ir galutinai suderinti medžiagų spalvą bei kainą. Išskirtinio paminklo sukūrimas prasideda nuo projekto. Mūsų meistrai jums pasiūlys įdomių meninių sprendimų, padėsiančių pasirinkti akmens spalvas ir tekstūras. Jūs galite derinti akmenis su kalvystės ir metalo liejinių gaminiais. Per 30 metų mūsų meistrai išmoko atsižvelgti į diktuojamas mados tendencijas ir geba pagaminti meniškus paminklus ir antkapius, o vėliau jau sumontuoti kapo vietoje. Gaminiai yra tikri ritualinio meno kūriniai, kurie netgi meniškai atskleidžia mirusio charakterį ir likimą. Uždaroji akcinė bendrovė Akmenta. Atminimui kūrėme šedevrus.